Kad noriu pasidalinti unikaliu savo patirtim, nes dabar, ko aš pastebėjau, žinai, čia ir toks dalykas, dažniausiai aš skleidu ir sakau ton natūralią, ko aš noriu pasakyti, tom patį realią, ko aš pats praeinu. Tai va, aš labai noriu unikalią pasidalinti šitą informaciją. Šiandien aš netgi dariau, žinai, vidosiukus panašiom temom, žinai, darau, žinai, šneku ir blemu, tai mintis iš niekur niekai, žinai, mano ego iškart man sako, o tu nepasakėti taip, kaip galėjo geriau pasakyti, vasara tai daugiau geresnė energija spinduliava, žinai, vasara tai kitok, žinai, buvo taip toliau, tai dabar toks nebesi, žinai, tu iks mintis ant man galvo. Ir automatiškai, kaip tos mintis entas, to ir mintis ir emocijai, žinai, tos emocijai sukur būsena. Ir žinai, ir aš tada krentu žemesnį būseną, aš toks blemba galvoju, nu gerai, čia ir lūkestis kažkas, ko aš nepageidauju. Ir aš bandau įsiaiškinti, kam esmė. O esmė yra tami, kad tu niekada nebebūsi toks pats žmogus. Tu niekada nebebūsi toks pats žmogus, kaip tu dabar kontik buvo prieš 10 sekundžių netgi. Tu visą laiką keitys, tu visą laiką eini per paralelinis realybės, kad patirtum procesą ir taptum kitą savo aukštesnį dalimi. Tai nereiškia, kad kokį tu buvai prieš posį metų dalis yra tavo prastesnė. Tai reiškia, kad tu tiesiog pakila ir tau kitokį informaciją, atėjant kitokį informaciją, gali dabar kanalauti per savi. Viskas vyks kitaip, bet tai nereiškia, kad tai yra bloga. Tai nereiškia, kad tai yra negatyvų, tai nereiškia, kad tu turi būti toks pats žmogus, kaip anksčiau buvo, kad gautum kažkokį tokį patį rezultatą. O tam ir esmė. Ir aš noriu to pasidalinti, kad mes visą laiką keičiamės. Ir tam esmė, kad tu būsi žemesnio būseno, tu pritrauksi žemesnis būsenas, žemesnį dažniau, žemesnį vibraciją, kad turės ir žemesnį informaciją būtent tokį. Tu būsi aukštesnė būseno, kaip dabar aš būnu tiesiog autentiškiausia savo versiją, šneku apie to, ko aš pats patiru. Ir aš dalinu savo asmeninį patirtim, kad jau automatiškai yra aukštesnė vibracija, kad man net nereikia galvoti, ko aš turiu sakyti dabar, arba dabar. Aš kanalauju savo aukštesnį versiją ir tie pat gali tu. Tai yra mano veidrodis iš mano būsenas atspindėjams į išorę. Būtent taip pat tau perdodu, kad ir kur tu dabar bebūtum, ką tu patirtum, kaip kas tau dabar dėtus gyvenime. Žinok tai, žinok vieną, kad tavo autentiškiausia versija, tas, kas tu iš tikrųjų esi, kas tu nori iš tikrųjų būti, be jokio lūkesčio, bus tavo geriausia versija, kuri leis tau pritraukti absoliučiai viską ir turėti viską, ko tau reikia šiuo dabar momentu. Leisk sau būti savim. Aš tave myliu.